Labiausiai šitoj situacijoje neramina tai, kad mes pasidarėm visuomenėje tam tikrus viešojo erdvėje dievukus, kurie yra krištolo skaidrumo, kažkas padarė, bet gerai, aš irgi prisimsiu tam tikrą dalį kalties tame, nes aš vis tiek esu tam tikra visuomenės dalis ir visa kita. Ir mes sukūrėme tam tikrus, reiškia, tokias temydės skaidrės, reiškia, įtakojančias, reiškia, visuomeninę nuomonę, kurie, reiškia, kaltina, reiškia, dėl ten 200 eurų čekių, ten kažką padarė, pažeidimą kažkokį tai vieną ar kitą. Daug ten visokių. Ir tuo tarpu aš žiūriu laidą ir matau, kad Contribui advokatė kaltina Tapiną, reiškia, šitą skaidruolį komercinių šnipinėjimų. Čia yra baudžiamo kodekso 210 straipsnis ir jis skamba taip, kad tas, kas neteisėtai įgijo komercinę paslaptimi laikomą informaciją arba šią informaciją perdavė kitam asmenim, baudžiamas iki 2 metų. Tai reiškia, Contribui advokatė kaltina Tapiną, kad jisai gavo anoniminę informaciją, jisai paskelbė šitą informaciją viešai, Malinauskas lygiai tą patį padarė, reiškia, Malinauskas gavo, reiškia, skelbdamas tą informaciją, reiškia, didžiulį peržiūrų skaičių, reiškia, jisai gauna, reiškia, iš tų peržiūrų skaičius gauna, reiškia, Patreon, reiškia, įmokas, tai akivaizdus asmeninis interesas naudoja šitą anoniminę informaciją. Kitas, reiškia, jo kolega Tapinas, jisai, reiškia, paskelbė šitą informaciją, po to numuša kainas, reiškia, akcijų Contribui iki įsivaizduojamų 10 000 eurų, kur pagal Contribui, reiškia, ta vertė įmonės yra keli milijonai. Ir tu žiūri visą šitą dalyką, jokių tyrimų nieko neatlieka, niekam šitas klausimas neįdomus. Ir tu galvoji, tai palaukit, gerbiami, reiškia, piliečiai, lietuviai, kaip mes, reiškia, vertinam, reiškia, tokius reiškinius visuomeniai, kaip mes daėjom iki tokio dalyko, kad, reiškia, atiduodam, reiškia, vertinti, sakykime, kas yra neteisinga, pasmerkti žmogų, reiškia, sužlugdyti jį ar dar kažkam, tokiem žmonėm, reiškia, ir kurie po to pasižiūri, kad dėl asmeninių interesų atlieka tokius dalykus. Tai